Akademija Dentium, čia, manau, bus drąsiau negu ten pas tave kėdėjai. Man ne. Tau ne? Nu, pažiūrėt. Gerai. Tai palaikom. Tai labą dieną dar kartelį. Pagal zodiako ženklą esu jautis pagal gimimo metus. Triušis mane valdo labai, nes kažkaip taip drebu visą, bet kažkaip įsivažiuosim. Akademija Dentium, trumpai papasakosiu, kas nuo ko prasidėjo, ką mes veikiam, kokios paslaugos. Bet dabar trumpai apie mane. Tai aš esu gimusi ir augusi Kuršėnuose, tai kur pats skaniausias Kuršėnų Nejotinis. Kuršėnai yra Žemaitijoj, tai labai atsiprašau, jeigu išlys mano žemaitiška tarmė, prigimties niekaip neišvalysi. Tai po baigus mokyklą atvykau studijuoti Vilnių, baigiau tuometiniam Vilniaus pedagoginiam universitete geografiją, artimai iki šių dienų. Didžiausia dabar mano svajonė tikriausiai aplankyti visus 7 pasaulio stebuklus. Magistrą baigiau ekologiją ir visiškai nieko bendro neturiu dabar nei su geografija, nei su ekologija. Studijų metais pradėjau darbuotis optometrijos centre kaip optikė konsultantė, tai po mano pirmo darbo patirtis. 3 metus išdirbau, po 3 metų supratau, kad jau žinau viską ir tikriausiai kažką noriu kito. Tai nuo akių nusileidau prie dantų. Įsidarbinau kitoje odontologijos klinikoje, ten taip pat 3 metus pradirbau administratorė, turėjau savo gydytojų komandą. Po pirmo dekreto nebegrįžau, nes optometrijos centras mane persiviliojo atgal į regiono vadybininkės, nes plėtėsi. Tada išėjau vėl dekretą ir po dekreto atsiradau Akademija Dentium klinikoje, kur esu jau 5,5 metų. Ten darbuojuosi, esu tokia tarpinė dalis tarp gydytojo ir paciento, gydymo planų koordinatorė, dirbu su pacientais ir gydytojais, su pacientais, kurie turi nemažą gydymo planą, kurie turi nemažiau kaip 3 specialistų paslaugas, tai mes sužiūrim, sukuruojam, kad viskas būtų nuosekliai, procedūros, etapai. Tai 5,5 metus jau esu Akademijoje Dentium. Tai dabar trumpai apie mano šeimą, tai čia yra mano pirmas etatas, dar mano šeima. Tai auginu 10 metų sūnų Rapolą, labai noriu pasigirti, šiemet tai yra Lietuvos vaikų Kiokušin karate vicečempionas. Gediminas Vietos sūnus taip pat prisijungė prie karatistų ir sėkmingai žygiuoja prie juodo diržo. Čia mano mažoji Morta, kuri yra visiškai menininkė, jai tik duok teptuką, pieštuką ar kažką, kuria piešia, iš balionų gamina rūbus lėlėm. O aš nei prie meno, nei prie sporto, nes pilatesas ne sportas, kažkodėl taip visi sako. Gerai, tai dabar daugiau apie pačią kliniką. Tai iš tikrųjų Akademija Dentium tai yra visiškai šviežias pavadinimas. Klinika startavo prieš 20 metų su pavadinimu Skraidenta. Buvo visiškai nedidelė 4 kabinetų klinika, keli specialistai, mūsų chirurgija Jūratė nusprendė, kad nebenori dirbti kitiem, nebenori daryti kaip liepia kiti, nori naudoti savo žinias ir gydymo techniką, taip gimė mintis atidaryti kliniką. Po keletos metų klinika turėjo galimybę ir poreikį prasiplėsti, tai prasiplėtėm iki 6 kabinetų. Tai daugmaž dabar yra vaizdas, kaip dabar kas esat buvę, kaip atrodė 6 kabinetai. Ir prieš 4 metus, kažkur, mes atsinaujinom, pasidarėm rebrandingą, atidarėm 7 kabinetą, įkūrėm fotostudiją, rentgeno kabinetas, naujausia aparatūra, kur daro ne tik panoraminės nuotraukas, bet ir kompiuterinės tomografijos tyrimą, skaitmeninė aparatūra, yra skaneriai, nebereikia rankiniu būdu nuiminėti atspaudus. Tai atidarėm atskiras patalpas administracijai, skambučių centrą atskyrėm nuo registratūros, kad netrukdytų registracijai. Tai nuo 21 yra nėra Skraidenta, o Akademija Dentium. Tai trumpai dabar pasakysiu, kokias mes paslaugas teikiam. Tai yra 7 kabinetai, iš viso turim 40 darbuotojų, visų sričių specialistus. Tai kai aš sakau visų sričių, po to vis tiek klausiau, jūs darot protezavimą. Darom viską, tai turim
4 terapeutės, tai jeigu paprastai tai yra gydytos odontologės, kurios užsiima plombavimu, tai gydo dantis, gydo karies, plombuoja nuskilimus. Tada turim 2 vaikų daktarės, viena ir yra vaikų kabinetas, viena daktarė specializuojasi kūdikių pavidėlių pakreipimų lazerių iki 6 mėnesių, ką atliekam, registraciją daro ir dar iš gimdymo palato, kaip žinia. Tai estetinė specialistė plombavimo, tai atstatinėja funkcinius estetinius dantų kraštelius, dantų balymas, taip pat aktualu prie estetinio plombavimo. Burnos higiena 4 specialistės turim, kurios rūpinasi dantų švara, mes kaip sako, mūsų akmenskaldžiai. Iš tikrųjų viskas ir prasideda mūsų burnos higienisčių kabinetuose, nes labai didelė edukacija vyksta būtent pas higienistės, švietimas, kaip prižiūrėti, valyti dantis, kad reikėtų kuo mažiau lankytis pas odontologus. Periodontologija yra viena specialistė, kuri rūpinasi dantenomis ir viskas, kas aplink jas yra. Endodontinis gydymas tai yra kanalų gydymas. Turime mikroskopą, gydom mikroskopiniu būdu ir daug iš tikrųjų sulaukiam pacientų, kuriuos atsiunčia kitos klinikos, kur neturi mikroskopo. Dantų protezavimas, tai gali būti nuo vieno danties protezavimo, cirkonio keramikos vainikėlių, gali būti ant implanto, gali būti ant nuosavo danties, gali būti dedamas tiltas. Chirurginės paslaugos turim 3 chirurgus. Tai chirurginės paslaugos yra nuo dantų rovimo, nuo protinio iki chirurginio, kur reikia išrauti. Ir implantacija, tai kai reikia atstatinėti netekto danties, o implantacija yra svarbi tam, kai galvoja žmonės, kad iškrito ir nieko čia tokio nesimato, bet iš tikrųjų tai nėra danties, tirpsta kaulas, tada, kai ištirpsta kaulas, atsiranda galimybė migruoti dantim, dantis migruoja ir atsiranda nukrypimas, tada turi įtakos sąkandžiai, tada atsiranda sąnarių skausmai, tai žinokit, kad nepalikit to darbo, kur fiziologiškai turėtų būti vis tik tas dantis. Ir ortodontija, tai turim 2, dabar turėjom 3, nes išėjo viena dekreta, turim 3 ortodontus, kurios rūpinasi tą gražią šypseną, tiesina dantis, tai turim galimybę ir breketais, ir karpams. Tai čia yra trumpai apie mūsų paslaugos, mūsų išskirtinumas yra tai, kad, kaip ir minėjau, mes turim modernę technologiją, tai yra 3D rentgeno aparatas, skaitmeninis skeneris, yra individualus požiūris į kiekvieną klientą, pacientą, mes rengiam individualius planus pagal kiekvieną pacientą, specializuota komanda, kaip minėjau, turim visų sričių odontologų specialistus ir, aišku, ilgametė patirtis, nes vis tik tai 20 metų. Ir kam skirta mūsų klinika yra visiems suaugusiems vertinantiems kokybę ir estetiką, šeimoms, kurie nori užtikrinti gerą vaikų priežiūrą ir žmonėms norintiems ilgalaikių sprendimų, pacientai, kurie bijo odontologų, iš tikrųjų mūsų komanda yra labai draugiška ir pradžiai prisipratinam, o ne puolam iš karto gydyti, ir profilaktikos besilaikantis pacientai. Ir čia yra mūsų nuostabi komanda ir iš tikrųjų ta komanda, aš galiu sakyti, yra viena didelė šeima, kuri dirba iš tikrųjų dėl kitų ir jie kelia kvalifikaciją, tobulinasi, visas žinias pritaiko specialijom. Čia įdomumo dėlį įdėjau dar prieš baigiant, kaip atrodo padarius rentgeną vaikų, 5 metų vaikų burna per rentgeną, tai yra auga dviem praktiškai ten kaip pas kokį rykliuką, nes čia matosi ir nuolatinio dantų užuomazgas, kur galima sekti iš tikrųjų, ar yra visos užuomazgos. Ir čia dar tokį vieną įdėjau variantą, iš tikrųjų jūs tikriausiai žinot, kad žmogui yra 30 dantis, kiekvienam ketvirtį yra po 8 dantis, bet šitoj dalyk mes matom 9 dantį, o šiaip vizualiai žmogui įsižiūrėjus mes nepastebėtume, nes jis yra neišdygęs, ko pasiekoje žmogui atsirado sąnarių skausmai ir tik padarius rentgeno nuotrauką mes pastebėjom, kad žmogui yra 9 dantys. Tai va, labai ačiū Jums. Kas nori, kad mūsų klinikų, tai galite nuskanuoti ir palikti savo atsiliepimą, mums yra tai labai svarbu. Ir dar pabaigai labai noriu papasakoti vieną istoriją. Mes turime... Ne, pasakosiu apie vieną pacientą, kur mes vadinam kasmetiniai pacientai,
ir padarom nuotrauką, aišku, ten 10 taisytinų dantų Pauliui, dar padarome nuotrauką, kad įsitikinti, kaip giliai tie karesai yra, ir tėtis paprašo tos nuotraukos. Aišku, mes jiems duodame ir jis kitą dieną ateina ir sako, aš šitą nuotrauką įkėliau ChatGPT ir jis nemato nei vieno taisytino danties. Sako, tai iš kur 10 taisytinų dantų? Tai ką aš noriu pasakyti, kol kas dar pasitikėkit specialistais, o ne dirbtiniu intelektu. Tai ačiū labai jums, akademija.